Ugniagesiai gelbėtojai. Labas vakaras, mėlyjeji. Su jumis laida Ugniagesiai gelbėtojai ir aš, Karolis Sakalauskas. Pasižiūrėkite, ką paruošėme jums šiam vakarui. Skendusių, degusių ir autoavarijose aplamdytų žvaigždžių penketukas. Tai buvo labai skausminga patirtis. Iš Švedijos į Klaipėdą atplaukusiame kelte netikėtai rasta cheminė bomba. Tai kokia nelaimė yra tragedija visuomenėje. Ugniagesiai gelbėtojai. Ugniagesiai ne tik gesina gaisrus, gelbėja skęstančius, bet taip pat vyksta ir į autoįvykius, kuriuose vaduoja prispaustų žmonės. Jūsų dėmesiui į tokias nelaimės papuolusių ir mirčiai į akis žvelgusių žvaigždžių penketukas. 5. vietoje atsidūrusi dainininkė Irūna Puzaraitė yra kelis kartus vaikystėje skendusi ir iki šiol prisibijo vandens. Bet tai, kas prieš porą metų nutiko baseine Druskininkuose, buvo vienas baisiausių jos gyvenimo įvykių. Labai ilgai atsigaudinėjau, išlipau iš baseino va taip, nes tikrai pamačiau, kad labai lengvai galima paskęsti net ir baseine. Irūnos akise vos nenuskendo mažasis broliukas, dar nemokantis plaukti, kuris atsikabino rankomis nuo kaklo ir paniro į vandenį. Jis niurktelėjo tikrai porą kartų ir tada pamačiau, kad jis vienas tikrai niekaip neišplauks, nes yra pakankamai mažas. Tada teko imtis kažkokių veiksmų. Labai įsigandau, aišku, ir pati buvau po vandeniu ir tikrai prigėriau nemažai vandens, bet svarbiausia, kad mano brolis laimingai pasiekė krantą. Dainininkė net nesusimašiusi puolė gelbėti broliuko, nors pati yra keletą kartų skendusi ir nuo to laiko prisibijo vandens. Ką reiškia panirti po vandeniu ir nesuprasti, kas vyksta, man teko patirti. Kai buvau visai maža, aš net nepamenu, galbūt 3 ar 4 metukų, man teko nupulti nuo čiužinio. Aišku, ten gylis buvo galbūt dabar iki kelių, bet to pakako. Ir aš iki šiol prisimenu tą vaizdą, kai nukritau ir prieš akis drumzlinas vanduo. Ir lyg bandžiau kažką sakyti, aišku, to vandens įtraukiau gerokai, bet atbėgo tėtis ir ištraukė. Norint išvengti nelaimės vandenyje, geriau vieniems nesimaudyti. 4. vietą skyrėme įdomiai trijuliai. Liepsnojančiam automobiliui, televizijos laidų vedėjai Astai Dudurytei ir jos didenybei Panikai. Pastaroji ponia itin pavojinga, nes kartais gali pridaryti daugiau nuostolių nei pati liepsna. Apie tai byloja ir Astos susidūrimas su ugnimi. Vienas savaitgalis tėvų namuose Astai Dudurytei įstrigo visam gyvenimui. Tai buvo vasario mėnuo, žiema, ir 5 ryto, miegu aš kambaryje virš garažo. Girdžiu riksmus, kažkokie garsai, nesuprantu, pribėgu prie lango ir matau, kad mašina išvažiavusi išvaryta iš garažo liepsnoja. Baisiausia, kad visus buvo apėmusi panika ir visiškai pasimetę žmonės net nesugebėjo prisiskambinti ugniagesiams. Apėmus visus visišką amneziją, neatsimenam 2 skaičiukų. Vienas reikia 01, kitas 02, skambink 03. Niekas galop neskambina, tada puolu aš prie telefono, renku, kas irgi 101, 02, 03, kol pataikau, kad tai yra ugniagesiai. Jų laukdami visi puolė gesinti degančios mašinos, bet panikos apimti nelabai ką tesugebėjo. Staigiai supranti, kad nebėra namuose nei kibirų, nei jokių didelių talpų. Tada griebiam, kur jie dingo, niekas nežino. Tada griebiami yra puodai, vos nedidesni puodeliai, nešamas vanduo prie garažo pilama automobilio. Visi pasimetė. Man į atmintį įstrigo ne tas sudegęs automobilis, tai buvo 6, baltas ir į atmintį įstrigo ta panika ir tas stresas, kuris buvo apėmęs mus visus. Taigi, panika pavojinga ne tik laive, bet ir gaisre. Būna ir visai kitokių situacijų, kai žmonės prikrečia kvailysčių neapakinti baimės, bet iš lengvabūdiškumo. Tokią nuodėmę padaręs mums prisipažino 3. vietoje atsidūręs dainininkas Merūnas Vitulskis. Vaikystėje, žinoma netyčia, padegęs kaimynų garažą. Kad garažas gali būti itin pavojinga vieta, ypač jei jame yra kuro talpyklų, Merūnas įsitikino dar vaikystėje, Kaune. Pas mus šalia namų buvo tokie seni garažai, kur vyrai mašinas tuomet statydavo ir, žodžiu, ir tarp tų garažų visą laiką, ar rudenį, ar žiemą, nesvarbu, visą laiką pilna būdavo lapų prikrytę. Per visus metų laikus jie tiesiog puikiai išdžiūdavo. O aišku, dar garažų prižiūrėtojai
Tai kurie, reiškia, žiūri aplink savo garažus ir ne kaip žiūrėdavo aplinką, nes savo mašinų tepalus jie tiesiog pildavo tarp jų. Kartą Merūnas su kiemo draugu šalia garažų nusprendė remontuoti petardas. Bebandant tas petardas iš naujo atgaivinti, iškūrėm tos lapus. Ir tie lapai tiesiog tapo kaip parakas. Ugnis greitai apėmė visą garažą. Nuo sovietų laikų buvo madinga garažus apdengti smala. Tai tas smala labai puikiai, žinokit, dega. Kartu su garažu. Na, žodžiu, visa siena realiai pradėjo degti, smilkti, jos užgesyti buvo neam, mes pakankamai persigandom. Vaikai puolė bėgti, bet apie gaisrą suaugusiems vis dėlto nepranešė. Mes gavom labai stipriai velnių, aš puikiai tą atsimenu. Atvažiavo gaisrinė, viską užgesino, surašė raportą. Merūnas vaikystėje padegtą kaimyno garažą iki šiol prisimena su širdgrauža. Tai buvo labai skausminga patirtis. Kaimynas turėjo, aš puikiai atsimenu, kad turėjo seną moskvyčių, oranžinį moskvyčių, žmogelis tą moskvyčių buvo ten išgražinęs, ką tai mano, aš džiaugiuosi, kad to moskvyčiaus nebuvo, nes būtų aprūkę arba apsilydęs. Žodžiu, linkėjimai jums ir atsiprašau. Merūnai, ir tau siunčiame linkėjimus ir daugiau niekada nežais su degtukais. O dabar pristatome antrąją vietą, kurią paskyrėme dainininkai Juditai Leitaitei, kuri tikrai tą žodžio prasme žvelgia mirčiai į akis. Tie, kuriems pavyksta išgyventi per autoavarijas, kuriuose lūžta ne tik metalinės automobilio konstrukcijos, bet ir kaulai, lieka paženklinti visam gyvenimui. Sausio 29 dienos niekada nepamiršiu. O gydytis matyti reikės visą gyvenimą, nes avarijos padariniai, jie lieka ir niekur nedingsi. Žiemą prieš 5 metus dainininkė važiavo į Druskininkus, bet pakeliui pateko į avariją. Mačiau prieš save, atvažiuojant, vilkiką, tralą, tokį dvigubą, kaip traukinį. Taip, žinot, truputį taip kažkaip lyg tai pasitraukė už šalikelę. Nu, va, toks jausmas, kad pasitraukti nuo jo. Ir tiek užteko, kad kažkaip ten taip slidu buvo, aš gal užkabinau, ką nors, ta mašina pradėjo suktis ir aš tik tai išgirdau, kad tokiu siaubingą, tokia lyg tai sprogo bomba, reiškia, ir viskas. Po smūgio dainininkės lengvoji mašina buvo sumaitota. Viskas buvo taip, tiesiog aš taip kažkaip likau taip tokiu erdvėj, suprantat, aišku, sulaužyta, bet gyva. Judita po avarijos atsidūrė reanimacijoje. Jai lūžo 6 šonkauliai, galėjo prarasti balsą, tačiau po kelių mėnesių jau vėl dainavo scenoje, nors ir kęsdama skausmą, kuris neapleidžia iki šiol. Aš kaip matau per televiziją, tai stengiuosi nežiūrėti, kaip ten atrodo tos mašinos ir kaip reikia žmogų tiesiog, tai jūs dabar apie ugniagesius kalbat, kaip reikia pjaustyti ten mašinos dalis ir traukti, ten yra baisu, kaip taip žmonės ten dirba, kokie pas juos nervai turi būti, o jie tau. Čia šventa pareiga tiesiog. Iš tiesų, Juditos istorija yra tikras stebuklas, nes tokiais atvejais avarijose žmonės žūsta labai dažnai. Pirmoje mūsų sąrašo vietoje atsidūrė žmogus, padegęs butą. Ir žinoma ne savo, o nuomotą. Gaisro priežastis gana banali – neatsargus rūkymas. Ir ši išskirtinė istorija nutiko pačiam žurnalistikos kumyrui Henrikui Vaitiekūnui. Nors istorija nutiko seniai, tačiau ją pašnekovas atsimena su smulkiausiomis detalėmis. Ir labai juokinga, reiškia, rašiau straipsnį apie ugniagesius. Apie gerą jų darbą tarybiniais laikais. Ir kai aš jau rašau, tai pas mane dešiniai rankoje būna parkeris, o kairiai ta bjaurybė reiškia cigaretė. Užbaigęs darbą žurnalistas su rankšluosčiu išskubėjo į redakciją, o pavakarę autobusu ramiai važiavo namo. Artėdamas namų link pamatė blogą ženklą. Aš žiūriu, kad mano langas antram aukšte, kažkas su juo netvarkoj, išdaužtas. Prieinam arčiau, kažkokia sofa guli išmesta, stalas išmestas, vilkinis šuo, kuris buvo bute. Aš labai myliu šunis, buvo mano draugas, susidraugavom, jis laksto sušalęs. Išgirdę šuns lojimą, kaimynai ir iškvietė ugniagesius. Išskubėjau į redakciją ir matyti viena iš tų nuorūkų, kur buvo ant stalo, ji buvo palikta neužgesinta ir užsidegė popieriai ant stalo. Nuo popierių užsidegė stalas, kuris buvo ąžuolinis.
Jeigu būtų buvę pigesnio medžio, tai matyt būtų ir namas supleškėjęs. Jaunasis padegėjas tuomet baisiausiai sunerimo, kaip reaguos buto šeimininkė. Jaunas, nepinigingas, galvoju, dabar čia man nuostolius reikės apmokėti, išvarys mane iš to buto šeimininkė. Tai mano pirmas klausimas, aišku, buvo ne į temą, bet juokingas. Aš sakiau, tai dabar išvarysit mane. Sakė, neišvarysiu, kadangi priimsiu kitą studentą, tai kitas vėl padegs. O tu jau antrą kartą nebepadegsi. Ir tikrai nepadegė. Ir iki šiol prisimena, kokia pavojinga gali būti ta bjaurybė cigaretė. Nu ir dabar jau, jeigu kur nors cigaretė vis tik tai lieka, aš dar patikrinu. Ypač svarbu nepalikti degančių cigarečių rūkant lovoje, nes tai yra viena dažniausių mirties priežasčių gaisre. Šios laidos daliai tiek, o dabar pasižiūrėkite, ką matysite po reklamos. Iš Švedijos į Klaipėdą atplaukusiame kelte netikėtai rasta cheminė bomba. Bet kokia nelaimė yra tragedija visuomenėje. Ugniagesiai, gelbėtojai. Ugniagesiai, gelbėtojai. Sveiki sugrįžę po reklamos, tęsime laidą Ugniagesiai gelbėtojai. Ipritas – viena pavojingiausių cheminių medžiagų, kurios naudojimą Jungtinės tautos uždraudė daugiau nei prieš 20 metų. Visgi dar ir dabar teroristinės organizacijos kartais panaudoja taip vadinamas garstyčių dujas ir nelaimėlius pasmerkia kančiai ar mirčiai. Vienas paskutinių numanomų šio ginklo panaudojimo atvejų įvyko pernai rugpjūtį. Manoma, kad visame pasaulyje uždraustų cheminių ginklų pasinaudojo islamo kovotojai. Šį kartą mirtinos iprito dujos aptiktos kelte plaukiančiame iš Švedijos į Klaipėdą. Į Klaipėdos uostą įplaukia keltas. Jame 50 keleivių ir 35 įgulos nariai. Jiems visiems gresia milžiniškas pavojus. Įtariama, kad iš Švedijos atplaukusiame kelte yra cheminis ginklas, taip vadinamos garstyčių arba iprito dujos. Gelbėti reikia ne tik atvykusius, bet ir pasistengti, kad pavojinga medžiaga nepatektų į aplinką ir neįvyktų katastrofa. Tai prasidėjo vienos didžiausių pratybų Lietuvos istorijoje – Žaibo kirtis. Iš viso šiose pratybose praėjusią savaitę dalyvavo apie 3000 karių, maždaug 500 pareigūnų ir apie 200 civilių. Šiandieninės pratybos yra orientuojamos, taip, jeigu paprastai žmonėms aiškinant, tai kelte pasklydus nežinomai cheminiai medžiagai yra nukentėjusių žmonių ir dėl sunkių sąlygų keltas yra priverstas atplaukti į uostą ir čia yra gelbėjami žmonės. O pagrindinis tikslas tai yra vis dėlto patikrinti, kaip pradedant kelto įgulą sugebėtų ir ar moka elgtis, žino tuos visus veiklos standartus, nes tai yra vėlgi visiškai nestandartinė situacija. Pratybose Žaibo kirtis ugniagesių gelbėtojų užduotis – kuo greičiau iš kelto išvesti nukentėjusius žmonės ir surinkti bei nukenksminti pavojingą cheminę medžiagą. Iprito dujos nėra mirtinos, tačiau sveikatos pažeidimai yra itin sunkus ir nepagydomi. Negana to, dujos būdamos sunkesnės už orą, žemės paviršiuje gali išsilaikyti kelias savaites, o kartais ir dar ilgiau. Tai padaroma itin didelė žala dujų veikimo zonoje atsidūrusiems žmonėms. Ipritas kaip cheminis ginklas pirmą kartą buvo panaudotas Pirmajame pasauliniame kare. Nors ipritas nėra labai mirtinas, tačiau jis sužalodavo priešininkų karį taip, jog jis negalėjo fiziškai priešintis. Gavę didesnę dozę šio chemikalo, kariai mirdavo baisiose kančiose. Numatoma pasitelkti kariuomenę, kad jie galėtų vykdyti vieną iš savo taikos metų užduočių, būtent talkinti priešgaisrinio gelbėjimo tarnybai, organizuojant masinį žmonių švarinimą. Tai šioje vietoje tikrai pakankamai dideli pajėgumai ir kariuomenės yra patelkiami. Ir žinoma, visam tam dalykui yra puikia galimybė patreniruoti mūsų štabus, jų sąveiką, tiek kariuomenės štabą, tiek vietinių savivaldybės atstovų, visų civilinės saugos pajėgų veiksmus. Na ir priešgaisrinio gelbėjimo tarnyba savo koordinacinį štabą taipogi skleidžia ir lygiagrečiai dar Vilniuje netgi yra, kaip sakoma, vykdomos stalo pratybos, bet naudojant būtent gaunamas įvestines iš šių pratybų tam, kad būtų patikrinti visi vadovavimo lygmenys. Taigi, ieškoti pavojingos medžiagos einama apsirengus specialiais kostiumais, nepraleidžiančiais cheminių skysčių ar garų. Esant bent mažiausiam įtarimui apie pavojingų medžiagų išplitimą aplinkoje, visada yra apsiginkluojama ne tik specialiu kostiumu, bet ir deguonies balionu. Taip apsaugoma ir pačių gelbėtojų sveikata bei gyvybė.
Ugniagesiams šiandien vienas iš sunkiausių ugniagesių darbų nusimato būtent darbas su cheminės apsaugos kostiumais, kadangi yra atstumai dideli ir, sakykime, žmonių kiekis didžiulis, tai šitoje vietoje dalyvauja 5 apskričių priešgaisrinio gelbėjimo tarnybų ugniagesiai. Tiek, čia pats fiziškai sunkiausias darbas, bet kitas dalykas mes pastarosius porą metų pakankamai daug skyrėme dėmesio pasirengimui CBRN įvykiams ir šioje vietoje norim pasitikrinti, ar visose vietose pas mus viskas gerai, ar viskas teisingai, ar mes galim vieni kitiems padėti, talkinti, ar visa technika suderinama. Dirbti su tokiu kostiumu yra nepaprastai sunku. Mat ugniagesiams su šia specialia apranga ir deguonies balionais bėgti negalima, nes juose esantis deguonis pasibaigs dvigubai greičiau, o tai suprantama privers baigti ne iki galo pradėtus gelbėjimo darbus. Negana to, ugniagesiai gelbėtojai turi galvoti ne tiek apie nukentėjusiųjų gelbėjimą, bet ir užtikrinti, kad pavojinga medžiaga nepatektų į aplinką. Tai tikrai būtų tie darbai, kurie truktų ne vieną dieną ir reikalautų ypatingo ugniagesių dėmesio, nes tie teršalai neturėtų patekti nei į kuršių marias, nei į aplinką. Teritorija turi būti išvalyta, išplauta, nukenksminta. Ugniagesiams gelbėtojams šiuo atveju, kaip jau minėjome, yra iškelti 2 pagrindiniai uždaviniai – surasti laive pavojingą cheminę medžiagą ir evakuoti galimai ipritu apsinuodijusius asmenis. Pastarieji surandami jau gerokai apsinuodiję iprito dujomis. Žmonėms pasireiškia pirmieji apsinuodijimo požymiai, todėl negalima gaišti nė minutės. Jie kuo skubiau turi būti išvesti iš pavojingose garuose pripildytos patalpos. Maždaug per valandą iš užnuodyto kelto buvo evakuoti 45 asmenys. 5 iš jų iprito garais apsinuodijo smarkiai. Domantai, kaip jaučiamės? Pykina. Iššalta. Toje šiltės skysčiai sulašės bus šilčiau. Gerai. Kol viena ugniagesių gelbėtojų komanda evakuoja civilius, kita ieško pavojingo sveikatai cheminio ginklo. Denyje stovinčio automobilio bagažinėje randamos plastikinės talpos su įtartinu skysčiu. Belieka jį tik tinkamai surinkti ir užkirsti kelią tolimesniam garų plitimui ir aplinkos nuodijimui. Išvesti iš kelto asmenys yra prausiami. Šios procedūros neišvengia ir patys ugniagesiai gelbėtojai, nes ant aprangos paviršiaus gali būti užsilikusios cheminės medžiagos likučių. Reikia pasakyti, kad civiliai ne tik nuprausiami, bet ir atsisveikina su savo drabužiais. Jie bus sunaikinti. Sušalusius, išsigandusius ir vis dar kostinčius žmonės į savo rankas perima medikai. Dabar jau jų rankose šių nelaimėlių likimas. Man viskas patiko šiandien ekstremaliai, taip, adrenalinas, viskas puikiai jaučiuosi, puikus toks, kaip žmonių gelbėjimas. Gerai, šaunuoliai vyrai mūsų ir visi. Draugiški, visi kartu dirbam, nuplovėm, pristatėm medikams. Šį kartą žaibo kirčio pratybose tarp daugiau nei 3000 juose dalyvavusių žmonių 63 iš jų buvo ugniagesiai gelbėtojai iš Klaipėdos, Kauno, Šiaulių, Telšių ir Tauragės apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų. Žaibišku greičiu susitvarkę su jiems iškeltais uždaviniais, dabar jie gali pasidalinti savo patirtimi bei pastebėjimais ir su visa šią gelbėjimo operaciją savo televizorių ekranuose stebinčiais asmenimis. Pakankamai daug skiriame dėmesio bandydami įtraukti visuomenę, kad jie domėtųsi patys, nes vien tas, sakykime, viešinimas, mokymas, sakykime, per tą prievartinę formą, jis neduoda galutinio norimo rezultato. Ir šių pratybų vienas irgi iš tikslų yra būtent pradedant nuo mokyklų evakuacijų, žmonių švietimo, baigiant, kad tas pats pilietis galbūt nepatingėtų, susirastų tą veiksmų planą 72, kuris yra talpinamas interneto svetainėje, pasiskaitytų, galbūt su šeima apsitartų, o ką mes darytumėm, jeigu vis dėlto kažkas tai įvyktų tokio realaus, nebūtinai Klaipėdoje, galbūt tai Kaune, galbūt Skuode, kažkas tai nebūtinai tokio didelio, tačiau žmonės turi žinoti ir turi būti susiplanavę, kur eis, ką darys, kokių veiksmų imsis, nes kai tas įvyks, bus per vėlu. Kolegos Vygando Kurkulio minimą 72 planą galima susirasti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento puslapyje. Jame išdėstyti svarbiausi kiekvieno žmogaus veiksmai nelaimės atveju. Visgi nelaimė kvėpuojant į nugarą nebus laikas ruoštis. Todėl atkreipiame dėmesį į svarbiausius šiame plane išdėstytus dalykus jau dabar.
Apie grėsiančias nelaimės ar pavojus jūs turėtumėte būti informuoti laiku. Todėl savo telefone pravartu turėti specialiąją programėlę, kurios pagalba siunčiami pranešimai apie grėsiantį pavojų. Iš anksto pagalvokite, kur slėpsitės nelaimės atveju. Su savimi turėkite būtinai dokumentus ir pasirūpinkite atsargomis, kad išgyventumėte ekstremaliomis situacijomis. Turbūt kiekvienas gali greitai suraityti atsakymą į klausimą, ką daryti atsitikus nelaimiai. Tikėtina, jūsiškės mintys bus labai panašios į šias uostamiesčio gyventojų išsakytas idėjas. Jeigu bus labai didelis pavojus ir visur išgirsite sirenas ir reiks dėmesio, ką darytumėt? Nu ką, bėgti, kur norint slėptis? A kur? Į rūsį, padvalą. Gal mažokai informacijos, bet čia galima tik save kaltinti turbūt. O ką pasimt bent žinotumėt? Negendančio maisto, vandens ir pasą. Koks čia ženklas? Ką jis sako, kokią informaciją sako? Ar matęs? Gal moterų tualetas kažkur netoli. Neturiu idėjos iš tikrųjų. O ar pasakytų, kad tai yra kolektyvinės apsaugos statinys? Nu, šiaip nelabai. O jeigu labai signalą didelį išgirstumėt, kad pavojus ir dėmesio? Nu, kažką reikėtų daryti, bet ką tiksliai nežinau. Berods kažkur esu girdėjus, kad ar į mokyklas, ar kažkur rinktis galbūt reikėtų, bet šiaip. Ar jūs kada nors matėte šitą ženklą? Mačiau gimnazijoje Vytauto Didžiojo. O ką jis reiškia? Man atrodo, sako, slėptuvė nuo bombų ar ten kažkas panašaus. O jeigu kažkoks pavojus, žinotumėt, ką pasiimti į tą slėptuvę? Artimuosius visų pirma, ne? Neįsivaizduoju, dokumentus, kruopų, miltų. O kur tie ženklai yra, prie kokį namą yra? Nė karto niekur nematėt? Ne. Prie mokyklų? Prie Klaipėdoj prie 32 mokyklų. Oi, kur aš atrasiu mokyklą, ne. Kolektyvinės apsaugos statinys – terminas, kurį turbūt yra ne kiekvienas girdėjęs. O ar žinojote, kad būtent tokiuose pastatuose, pažymėtose štai tokiu ženklu, esant stichiniai nelaimiai, galima surasti prieglobstį? Pratybų žaibo kirtis metu tokia užuovėja tapo Klaipėdos Aukuro gimnazija, esanti arčiausiai nelaimės vietos. Privalom apgyvendinti gyventojus, kurie yra evakuoti ir suteikti gyvenamas patalpas. Ir mums reikia paruošti šitas patalpas priimti gyventojus. Taip, kad pamokos nutraukiamos. Akimirksnių mokymo įstaiga tampa ligoninė, į kurią gabenami į pritų apsinuodiję asmenys. Taigi kolektyvinės apsaugos statiniai keičia įprastas sovietiniais laikais buvusias slėptuves, kurios šiomis dienomis yra beveik visos privatizuotos ir netinkamos naudoti. Mėlynų trikampių oranžinėme fone pažymėti statiniai bus tik laikinas prieglobstis, iš kurių gyventojai bus evakuojami pradėjus veikti ekstremalių situacijų valdymo centrams. Atkreipiame dėmesį, kad tokiuose pastatuose nelaimės atveju prisiglausti galės toli gražu ne visi gyventojai. Štai Vilniuje bus įrengti 144 kolektyvinės apsaugos statiniai, kur turėtų sutilpti 10% gyventojų. Kur konkrečiai jūsų mieste yra kolektyvinės apsaugos statiniai, turi būti nurodyta jūsų gyvenamosios vietos savivaldybės puslapyje. Tokiuose pastatuose pasislėpti gali vaikai, senjorai, neįgalūs asmenys. Visi kiti savo saugumu turi pasirūpinti patys. Kaip tai tinkamai padaryti, informacijos ieškokite priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento puslapyje. Čia rasite šeimos pasirinkimo nelaimė reklaminį skydelį. Paspaudę jį, parsisiųsite visą instrukciją, kaip reikia pasiruošti galimai stichiniai nelaimiai. Žaibo kirčio pratybose išmoktos pamokos dar ilgai bus aptarinėjamos, kad ištikus tokiai nelaimiai kiekvienas pareigūnas žinotų, kaip tinkamai elgtis. Jūsų pareiga yra apsaugoti save ir savo artimuosius. Iš anksto tokiai situacijai pasiruošti galima skaitant internetinį puslapį vpgt.lt, o išgirdus kaukiančias apie nelaimę pranešančias sirenas, įsijungti Lietuvos radiją ar televiziją ir bent tada išklausyti, kaip reiktų elgtis nelaimės atveju. Šiam vakarui tiek, ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime kitą penktadienį. Sudie.